Kauno viešajame transporte naudosime stop mygtukus ir nestosime stotelėse, kada nereikia. Tai kasgi dabar keičiasi? Pagrinde keičiasi tai, kad keleiviui paspaudus stop mygtuką, šį ar bet kurį kitą, aš darbo vietoje pamatysiu, kad keleivis nori išlipti ir žinoma jį būtinai išleisiu artimiausioje stotelėje. Taip pat išleisiu, jeigu keleivis prieis prie durų, kaip ir iki šiol, ir aš jį puikiai matysiu veidrodyje. Be to, lauke taip pat laukiantys stotelėse keleiviai, nebežaiskite slėpinių, nesislėpkite už medžių stotelių ar dar kažko tai, aš jūsų nepamatysiu ir nebesustosiu. Šie pokyčiai bus ypatingai aktualūs vakarais, kai vežame 3-5 keleivius. Nesinori bereikalingai stoti kiekvienoje stotelėje, o be to mes ir nuvažiuosime greičiau. Tai yra nauda keleiviams pirmiausiai. Taupysime laiką, neleisime karščio vasarą ir šalčio žiemą į autobuso vidų.